Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, finansinių konsteliacijų arba vidinių dalių sustatymo specialistė ir tęsiam kelionę pagal metaforinės korteles, psichologinius aspektus. Aš moku gražiai gyventi ir iš tikrųjų šiandien pasakojimas jo tema - darbas, tai galimybė pasireikšti mano talentams, gebėjimams. Ir kol jūs klausysit pasakojimo, tiesiog savyje atsekit, kokios mintis, kokie jausmai, kokios emocijos kyla. Pagalvokit, apie ką jums tai ir galbūt padarysit kai kurias išvadas ir galbūt ką nors pradėsit daryti truputėlį kitaip. Taigi pasakojimas apie du plūgus. Kalvė atremontavo du plūgus. Jie atrodė vienodai. Vieną iš jų paliko stovėti pašiūrėje, tiesiog kampe, ir jo gyvenimas buvo lengvas, o kitą žmogus nusivežė į lauką žemė arti. Ten jis tapo gražus ir net blizgėjo. Kai po kurio laiko abu plūgai susitiko vėl pašiūrėje, jie su nuostaba pažvelgė vienas į kitą. Plūgas, kuris nebuvo įdarbintas, pasidengė rudimis. Tas pažiūrėjo su pavydu į tą blizgantį vadinasi plūgą ir tarė: koks tu gražus, o man taip gera buvo tyloje stovėti pašiūrės kampe. Tas kitas blizgantis jam atsakė: tavo dykinėjimas arba tuščia veikla taip tave sudarkė, o aš tapau nuostabus nuo darbo. Pagalvokit, kokios mintis, kokios asociacijos apie ką jums tai. Ir toliau psichologija kortelėje duoda tokių pamąstymo gabaliuką. Aš galiu gauti malonumą nuo to, ką aš darau. Darbas ne tik man atneša vertą atlygį, bet ir leidžia man kūrybiškai pasireikšti. Manau, jau supratot, kad tema apie darbą tai ne vien apie darbą, tai yra kur kas plačiau. Ir galbūt pagalvokit, kaip galima įdarbinti jūsų gebėjimus, talentus, taip, kad ir gauti malonumą, ir dar plius gauti iš to malonumo, darant procesą, gauti dar pinigus. Tiesiog pagalvokit apie tai, galbūt kyla kažkokios mintis, asociacijos ar dar kažką. Tiesiog siūlau jums užsirašyti savo bloknote. Taigi, šiandien trumpai yra tiek ir iki rytojaus. Ate.